Dėl jaunukystės spalvos tiesiais ir linijos skersus tokios. Ar žiūrite apie asfaltą juostą? Ir visi pajudėti reikia. Gal lėkti, praskris, žiūrėti, tai dabar O čia kur reikia žiūrėti? Na į tą. Šitą čia, ne? O štai čia nėra kažką nežinau. O geras, nu geras. Kažko padarė. Jau užtemo gal visai. Ne, neturėjau, bet tiesiog Su pakabuku dirbam. Nes aš negalėsiu gražiai išsikadruoti. Sakykite, niekas tamsos šios akibrą neturi atlikti. Aš iš jūsų gi paėmiau. Aš prieš tai man ponui sakiau, vat ne iš jūsų, o iš jūsų. Tai rauginiais yra tokia labai būtingi. Čia kažkas kelias. Čia kelias, aš irgi kelias. Čia jau? Tai dabar tai savo ranką. Nu, ką, o negi gaila parodyti. Spektras keisis, ne? O kur mūsų šeima? Jo, kai žmonkai nesijaučia. Kad ir yra tam blogai. Tai minutės, tai čia. O šiandien galima viską suskaičiuoti. Aš dabar nusiporiu, kad nieko Dar daugiau kažko? Dar daugiau. Čia jau nureguliavome. Kaip bet aš Vėl dirbau netyčia. Jau tas susifunka, tai šis gaunasi labai didelis. Labai raudonas. bet aš tiesiog netyčia. Tai sakei, kad visur bus supranti šitas užtemimas. Pasirodė tik observatorijai. Saulės užtemimas ar artimiausiu metu nusimano kokių nors astronominių reiškinių, kokius galėtumėm vėl stebėti? Kas, tiksliai negaliu pasakyti, bet šiemet dar yra, turėtų įvykti mėnulio užtemimas, kuris mano berods pilnas, tai neprisimenu, kurio metu. Kažkada tai berods įvyko o Saulės, šiaurės pašvaistas, tai, na, jeigu stebėti Saulę ir visokių jos... Aš tave pasikeičiam aparatą. Jos būtent ir priklauso nuo kuo šviesesnė Saulė, kuo daugiau energijos jinai išpjauna. Tai čia pilna. Taip, šitai mes nematome. Ten pasikalbėti ir viskas. Jau ten paskui po 4 valandų jau ir reikia jau išeiti.
Tai va, bet aš niekaip irgi negaliu atrasti optimalios kokios valandos ir dienos. Ir pavyzdžiui, būtų patogu žmonėms. Vidurį. O plika akimi bus matomi. Taip ir netgi mes rekomenduojam, kad žmonės geriau šilčiau apsirengę, pasidarę, važiuotų kažkokiu keliu miestu.